Taigi, mano vardas Marijus Midišauskas, esu iš Technologijų inovacijų centro ir šitoje kompanijoje aš atsakingas už virtualių serverių infrastruktūrą, duomenų saugyklų infrastruktūrą ir paslaugų vystymą, kas susijęs su to. Nu kągi, pabandom atiduoti trupučių, kad marketingo dalį, tai yra papasakosim, kas tai yra per kompaniją. Technologijų inovacijų centras yra įsikūręs 2010 metais, tai yra konsolidavus energetikos kompanijos IT padalinius į atskirą kompaniją, tokiu būdu mes tapom provideriais, kurie teikia paslaugas šitom kompanijom. Kaip matote, esame išsidėstę gan plačiai per visą Lietuvą, turim 250 darbuotojų. Pagrindinės paslaugos yra ne tik IT infrastruktūros teikimas, bet ir informacinių sistemų kūrimas, jų palaikymas, duomenų perdavimas, tai yra ryšio provideriai, valdom, prižiūrim dispečerinio centrų valdymo sistemą SCADA, bandom kažkiek tai sukaupti inovacijų, jas valdyti, kažką bandom sukurti savo. Pagrindiniai akcininkai, tie, kas mes aptarnaujam, tai yra energetikos kompanija, dar turim savo mokymo centrą. Taigi, ką mes turim? Dar vieną tokį krūvą skaičiuką, tai 1500 km optikos tinklas, žiedas, 500 kvadratų duomenų centrų, kadangi tai yra irgi vienas iš mūsų verslų, parduodam plotus. Jeigu kur neturit dėti savo serverių, galit padėti pas mus, tai labiau statomas dar vienas didelis naujas duomenų centras. Prižiūrime virš 70 informacinių sistemų, dar įvairių plus paslaugų, kiekis nemažas, virš 250 tarnybinių stočių. Nors jau parašyta duomenų saugyklų, jų yra mažiau, bet čia turim omeny fizinę infrastruktūrą. Ir reiškia mūsų klientai, nes pats ticas yra mažas, tai reiškia, mes dar prižiūrime 3500 darbo vietų mūsų klientų. Dar vienas toksai marketinginis slaidas, tai čia yra mūsų naujas duomenų centras. Kas bus, jau pirmas etapas šiais metais, galima jau bus priiminėti serverius. Marketingistų klausiau, ką reiškia TSP 1,3, tai sako, tai yra labai efektyvus duomenų centras. Nors iš tikrųjų tai ne tiek mano specializacija, kiek yra mano kolegų, kurie užsiiminėjo duomenų centrais. Ir iš tikrųjų toliau aš jau pats įdėjau, nes turbūt įdomiausia dalis, apie ką mes šiandien šnekėsim, tai yra koksgi mūsų yra virtualus ūkis. Nes būtent mes šnekėsim apie tokį ūkio valdymą. Taigi vėlgi, VMwaro virtualus duomenų centras yra įskleistas per 2 fizinius duomenų centrus. Jame yra 6 fizinių serverių telkiniai. Tenai gyvena apie 20 hostų. Backend'e yra 5 duomenų saugyklos, 2 iš jų yra apjungtas į virtualų klasterį. Ir tam visam debesėlį gyvena virš 300 virtualių mašinų. Taigi, kaip matote, ūkis yra toks, nėra mažas. Galbūt, sakysim, netgi nėra labai didelis, bet yra labai dinamiška aplinka, greitai kintanti. Ir faktiškai tie, kas prižiūri tokį ūkį, iš tikrųjų kasdien turi atsakinėti nemažą kiekį klausimų susijusių su to ūkiu. Ir kokiegi tai gali būti klausimai. Iš tikrųjų, tokie klausimai gali kilti tada, kai jau, sakysim, prisidarėm, prieinam prie duomenų centro, ten yra tylu, o rankenos dar karštos. Bet iš tikrųjų, kad taip nebūtų, vis dėlto tie klausimai yra pakankamai aiškus. Į ką reikia kiekvieną kartą savo bandyti atsakyti, valdant virtualią infrastruktūrą. Ir aš pabandžiau ją sugrupuoti į 2 klausimus. Tai pirmas yra, ant kiek yra naši infrastruktūra, kaip ten viskas gerai veikia, tai yra koks ten paslaugų lygis. Ir antras klausimas visada, kuris kankina, tai yra, kaip mes naudojam resursus, kiek mes jų turim, kaip juos efektyviai naudojame. Ir aš netgi leidau jas trupučiuką pasmulkinti. Jeigu, sakysim, šnekam apie našumą arba paslaugų lygį, tai visą laiką, kaip viskas dirba, kaip apkrauta fiziniai serveriai, kokios problemos potencialios gresia, ne tai, kas jau kad įvyko, bet kas dar gresia, kaip jam galima užbėgti už akių, nes jeigu esi paslaugų teikėjas, tai yra svarbu.
Kokie infrastruktūros sluoksniai probleminiai? Kodėl mes šnekame apie sluoksnius? Todėl, kad tai yra fiziniai serveriai, tai yra tinklas, tai yra duomenų saugyklų tinklas, tai yra duomenų saugyklos. Kiekviena vieta įtakoja visą virtualią struktūrą. Jeigu ten kažkas veikia ne taip, reiškia, jūs turite problemų visą infrastruktūrai. Taigi, galbūt papasakosiu dar vieną tokį konkretų atvejį, kaip faktiškai kaip nuspręsti, kas tai problemos yra, ar tai serveris, ar tai duomenų saugyklos. Daug taškį parašiau, kadangi turbūt tie, kas valdo nemažas infrastruktūras, turbūt galėtų dar savo klausimų kažkokiu tai prirašyti, kuriuos jam reikia kasdien spręsti. Resursų panaudojimas. Ar mums jų pakanka, kad palaikyti reikiamą našumą to, ką mes jau turime? Kuriam laikui užteks mums tų resursų? Ar jie yra efektyviai naudojama, arba galima dar kažką padaryti? Dažnai būna klausimas, kokio dydžio turi būti virtualus serveris, jisai per mažas, per didelis, jam resursų pakanka, ar jis yra oversizintas, ar jis yra per mažas. Kadangi mes esame jungtinė kompanija, mes turėjom nemažai konsolidacijos projektų, esam provideris, tai reiškia, turim būti bet kada pasiruošę savo infrastruktūrą priimti klientų infrastruktūrą. Taigi visada klausimas, esant dideliam projektui, esant konsolidaciniam projektui, kaip esama infrastruktūra reaguos į tai, kas į ją bus įkelta. Antras dalykas, vėlgi tendencijos. Kaip tie resursai naudojimai, jų poreikis augs, jų poreikis mažės. Taigi, šitie klausimai mums yra svarbus ir kodėl yra svarbus. Viengi, mes esam paslaugų teikėjas, reiškia, jeigu mes turim problemų, mūsų klientai turi problemų, blogai suksis jų informacinės sistemos. Infrastruktūra greitai augama, nuo to momentu, kai mes įsikūrėm, kai mes susijungiam į vieną kompaniją, tai faktiškai virtualių serverių skaičius, tiek ir duomenų skaičius infrastruktūroje padidėjo 3 kartus. Paveldėjom kelias infrastruktūras, jas reikėjo sujungti į vieną. Antras dalykas, technologijų inovacijų centras nėra labdaros organizacija, iš tikrųjų mes esame pelno siekianti organizacija. Tai nuo to, kaip mes efektyviai valdysim savo resursus, kiek mes sugebėsime sumažinti kaštų, tiek mes geriau gyvensime. Taigi, iš tikrųjų, tokie dalykai, ir aš visą laiką savo, kai dariau šitą prezentaciją, bandžiau lyginti, ar aš galiu į šitos klausimus atsakyti su VSphere. Tai yra tas daiktas, kurį jūs gaunate, tai yra nusiperkate, tai yra centras, kur visa jūsų infrastruktūra guli. Ir aš supratau, kad aš tikrai negaliu pasakyti. Aš galiu konstatuoti faktą, kad taip įvyko toks įvykis, vyksta tas, esamų momentų situacija tokia. Jeigu aš turiu kelis virtualius centrus, reiškia, aš turiu žiūrėti per visus virtualius centrus. O štai pas mus mūsų infrastruktūrai atsidūrė dar vienas įrankis, iš tikrųjų tai irgi yra VMware įrankis, tai apie ką mes šiandien šnekėsime, apie Centro Operation Managerį. Ir tai yra vienas iš mano mėgstamiausių įrankių. Ir čia aš faktiškai surašiau, kodėl tai yra mano mėgstamiausias įrankis. Tai ne todėl, kad tai yra marketinginis slaidas, sakysim, ką rašo. Taigi, visa infrastruktūra nuo viršaus iki apačios, net jeigu mes naudojam kelis centro serverius. Tai reiškia, kad mes galim matyti visą vaizdą. Man kaip architektui tai yra svarbu matyti visą vaizdą, kaip dirba visa infrastruktūra. Nesvarbu, kaip jinai yra vienam duomenų centre, antram, kiek yra ten serverių. Antras dalykas, aš visada čia turiu galimybę eiti gilin. Tai yra į atskirą virtualų centrą, į atskirą telkinį, į atskirą hostą, į atskirą virtualią mašiną. Įvykių analizė ir panaudojimas proaktyviam valdymui. Vėlgi, jeigu lyginsim su VSphere, VSphere konstatuoja faktus. Tas negerai, tas nepatiko, tas kažkur nenuvažiavo. Resursų yra, resursų trūksta. Analitika, o čia yra stiprioji pusė šito įrankio. Taigi, toliau resursų panaudojimas. Vėlgi, mane visą domina. Jeigu mes sukamės kurį laiką, darom kažką, tai tie resursai augs, mažės. Kiek jau man laiko užteks? Ar man jau laikas dabar bėgti ir kažką pirkti, ar dar galima kažką pasitvarkyti? Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra greitas įdiegimas ir minimalus pradinis konfigūravimas. Tie, kas diegia turbūt valdymo sistemas, enterprisinės, sakysim, Tivoli, CA Unit Centrą, OpenView, kad ir tą patį Microsoft System Centrą, puikiai žino, kiek reikia pavargti. Ir galbūt pavargti ne su pačiu softo instaliavimu, nes ten paprastai būna next finish. Linksmoji dalis prasideda, kai reikia suintegruoti, kad jis pradėtų duoti tą informaciją, kur jis nori. Dar viena kita linksmoji dalis tai yra,
gauti naudingą informaciją. Ne tai, kad ten krūva pranešimų ateina, kuri paprastai užplūdina jūsų pašto dėžutę ir administratorius po savaitės pasirašo vieną rulsą, kad pradžiai dedami į katalogą, paskui, aišku, ten dažniausiai net ir nebeskaito, o pratrina, nes faktų konstatavimo tai yra bėgimas iš paskos. Taigi, truputį, kad pradėti kažką pasakoti apie Operation Managerį, iš tikrųjų visą laiką jūs dieną pradedat iš tikrųjų nuo 3 indikatorių, kurie indikuoja 3 kelis paprastus dalykus. Tai yra, kaip jūsų infrastruktūra dirba duotuoju momentu, kas yra patogu, kaip čia ir parašiau. Tai yra labai daug informacijos metrikos. Iš tikrųjų, Operation Manageris tos informacijos šitą pats jokių pranešimų jis negeneruoja. Jis jų generuoja iš savo pusės labai mažai. Didžiąją dalį informacijos ima iš jūsų centro serverių. Bet čia jūs gaunate viską konsoliduotą į vieną vietą. Ir kas yra geriausia, kad jūs gaunate pradiniam pavydale. Kartais netgi labai sveika, kad, jeigu, sakysim, turite įtemptą situaciją ir jums reikia dažnai atsiskaityti top management apie ką, tai šitą šviesoforą jam pakabinėja ir gali toliau tvarkyti savo reikalus normaliai. Rizika. Tai yra turbūt viena geriausia yra šito Operation Managerio skilčių. Tai yra pagal tai, kaip jūs naudojate resursus, kokios yra naudojamos tendencijos, jums parodoma, kiek ir kuriam laikui jūs jų turite. Tai faktiškai, jeigu mes sakysim pirmoje eilėje, jeigu kažkas negerai, koncentruojam dėmesį, kaip mūsų infrastruktūrai dirba, tai po to mes jau galim koncentruotis į ateities problemos, kurios mums grėsia. Jūs gali būti artimo laikotarpio tolimo, bet tai vis tiek, jau kažkiek tai. Ir efektyvumas, tai iš tikrųjų ir tai neidentifikuoja jokių problemų. Tai yra indikatorius, kaip jūs efektyviai naudojate resursus. Ir faktiškai jums parodo tas vietas, kurias galima sutvarkius, tos resursus naudoti dar žymiai efektyviau. Taigi, tai va tavo pirmoji dalis, iš tikrųjų čia daugiau neįdomina administratorius, nes su jie kasdien gyvena daugiau. Tai reiškia, pats indikatorius indikuoja, parodo, kas maždaug jūsų infrastruktūrai dedasi. Anomalijos iš viso yra toks įdomus grafikas. Operation Managerį iš tikrųjų galima palyginti su geru vynu. Kuo jis ilgiau yra pas jūs, kuo jis daugiau stebi jūsų infrastruktūrą, kuo jis daugiau yra sukaupęs duomenų, tuo jūs daugiau informacijos apie ją gaunate. Tai va tos anomalijos, tai faktiškai tai va tas indikatorius, va ta va iš tikrųjų kreivė, kuri faktiškai parodo, ar pas jūs viskas yra tai, kas yra įprasta pas jūs, ar faktiškai jums pradėjo kauptis problemų, kurios gali išvirsti incidentais. Aišku, jūs visada matysite, galima pasižiūrėti, kokie yra pagrindiniai gedimai. Ir kitas naudingas yra dalykas, apie kurį aš truputį papasakosiu vėliau, tai yra vadinama pranešimų banga. Tarp kitko, jie irgi yra konsoliduojami yra iš centro, bet ten būna pakankamai įdomios informacijos. Taigi, jeigu mes tenai žiūrėjom tą langą, aš jums rodžiau vieną kitą dalyką. Ir jeigu mes matom, kad turim problemą ir pabandysim pasispausti tenai, mes gausim sekančią detalesnį informaciją. Tai faktiškai yra ta vieta, kuri sutrikus infrastruktūrai leidžiam išanalizuoti ir gan greitai dasikasti iki problemos esmės. Tai būtent tas klausimas, kurį kartais reikia atsakyti ir mums reikia atsakinėti prieš metus, turint labai didelį incidentą, kas tai yra, ar SX serverių gedimai, ar tai yra su duomenų saugyklų gedimai. Kai buvo pastebėtas anomalija, kad pradėjo lėtėti infrastruktūra, tai progresavo taip greitai, kad išsiliejo SX atsijungimus. Ir tada prasidėjo grinai dalykas. Ar mums reikia kreiptis į pagalbas į VMware supportą, nes viskas matėsi aiškiai, kad tai yra SX atsijunginėjimai, ar faktiškai yra kažkokios kitos problemos. Taigi, einant sluoksnis po sluoksnį gilin, buvo daeita iki to, kad faktiškai buvo nustatyta, kad tai yra duomenų saugyklų problema, kurių duomenų saugyklų problema. Ir faktiškai mes sutaupėm krūvą laiko, nevargdami su VMware, su supportu, iškart susikoncentruodami būtent į tas duomenų saugyklas. Jeigu mes būtume dirbę 2 frontais, mes faktiškai būtume praradę ko gero 2 daugiau laiko. Aišku, kai yra gedimai, nieko nepadarysi. Kažkas sugedo, kažkas nulūžo, kažkas atsijungia. Bet yra labai daug nemažai tokių dalykų, kurios faktiškai administratoriai galbūt net nekreipia dėmesio.
Tol, kol nepasipila pranešimai arba jo service desko skambučiai, kai jau sustoja virtualus serveris dar kažkas. Tai būtent Operation Managerio logų žurnalas, kas čia ateina, tai yra viena tokia įdomesnių informacijų, kadangi čia ne tik yra konstatuojami faktai, kad pas jūs tenai atsijungia adapteris, kažkas yra su hardvaro blogai. Čia yra nemažai informacijos, čia yra netgi, nežinau, turbūt nelabai matosi, bet čia yra logai iš mano testinės aplinkos. Ir jeigu čia galima panagrinėti įrašus, išeina tokie įrašai, kad, pavyzdžiui, tas data storas su tokiu apkrovimu, su tiek jopsu gali dirbti tiek dienų. Virtuali mašina su tokiu CPU kiekiu arba ramo kiekiu gali dirbti tiek dienų. Ką tai reiškia? Kad administratoriai turi laiko išsiaiškinti, kokia yra problema su ta mašina, su to resursu ir iš anksto imtis problemų. Tol, kol to nepajutė klientas. Reiškia, kol dar viskas gerai, bet, sakysim, virtualios mašinos apkrova didėja, jinai gali didėti iš dienos, nesvarbu, ten ar dar kažkas pasidarė, ar ten keičiasi laudas, ar ten klientų padaugėjo, dar kažkas. Bet tai galima kažką padaryti iš anksto, ne tada, kad jinai sustos, arba ją pajaus klientas, kad jinai nebesisuka. Kitas būdas pamatyti, kaip jūsų dirba SX-ai, tai dar viena jums ataskaita. Irgi labai įdomi tokia, nors čia sako remaining capacity, bet iš tikrųjų čia toks yra karštų regionų taškas. Mes matom kiekvieną SX, ar jo matom raudonus, geltonus regionus, tai yra virtualios mašinos, besisjungiančios ant konkretaus SX. Tai vėlgi, tai yra ta vieta indikacija, per kurią galima eiti gilin. Ir aiškintis, kas darosi su tuo resursu. Galbūt reikia dar ESO politikas pakeisti dar kažkas, kad jos geriau išbalansuoti. Nes automatika, o kartais visą laiką administratorius įsikišimo reikia. Tai faktiškai tai yra tai apie infrastruktūros, ką galima pamatyti, netgi daug nekonfigūruojant, tai yra tai, kas jums paduodama praktiškai ant lėkštės. Kadangi mes jau šnekame apie capacity, tai galima pašnekėti ir apie resursų valdymą. Virtualizacija iš tikrųjų yra gerai, bet tai yra lazda su dviem galais. Iš vienos pusės mes galim resursus pateikti labai greitai. Mašiną paleisti greitai, paduoti diskų greitai. Bet tas greitai reiškia greitą resursų valgymą. Ir jeigu nėra gero resursų monitoringo, tai būna kaip tam anekdote, tik pradėjom gyventi gerai, o resursai kaip ir baigėsi. Taigi, rizikos. Tai yra rizikos, kurios mums parodo apie mums grėsinčias problemas ir faktiškai parodo, kiek kokių resursų mums trūksta. Aišku, statistika, sako, apie statistiką visada yra, sako, melas, šlykštus melas ir statistika. Bet be statistikos reiškia, jūs nesugebėsite susiprognozuoti savo resursų. Ir ypač jeigu jūs dirbat kompanijoje, kurioje yra pirkimai pakankamai ilgi, tai šita vieta iš tikrųjų parodo, ar jau laikas pradėti nervuotis ir ruoštis pirkimam, planuoti biudžetą arba eiti užsimušinėti. Ir aišku, vėlgi, jeigu truputį paeit giliau nuo šito paveikslėlio, nueiti į ataskaitą, galima gauti labai įdomią ataskaitą. Nes paprastai mes apie resursus šnekam. RAM suvalgė tiek, CPU suvalgė tiek, diskų suvalgė tiek. Čia yra kiekybiniai parametrai iš tikrųjų. Bet čia mes galim pamatyti, kad tinklo pralaidumo valgoma yra tiek ir jo liko tiek kuriam laikui. Storage IOPSai jų valgoma tiek yra. Tai yra, eina kalba ne apie kiekybinius parametrus, o apie kokybinius parametrus. Dargi, šnekėjau apie infrastruktūrų konsolidaciją, apie projektų įvedimą. Dar viena labai yra gera dalykų, kas yra generuojama iš tos pačios ataskaitos. Tai yra what if scenarijai. Kas bus, jeigu. Vėlgi, turėjom projektą, kai reikėjo nemažai, arti 100 mašinų importuoti iš vienos infrastruktūros į kitą. Visada klausimas, kaip paveiks esamą, kaip atsilieps jos našumai. Tai čia yra vienas klausimas iš tikrųjų. Kitas klausimas, čia matome, kad galima parašyti, kad mes importuosim, sakysim, ten 100 mašinų. Mašinos yra, infrastruktūrose yra įvairios, yra mažiukai serveriai, yra dideli serveriai, vidutiniai serveriai. Tai kokį mes serverį rašinėsim? Ar mes skaičiuosime rankutėmis? Ne. Labai sveika yra ta infrastruktūra virtualią, arba sakysim,
arba ten išsiskaičiuoti vidurkį. Jeigu tai yra virtuali infrastruktūra ir kurį laiką jinai yra pakišta po operation managerį, mes ten galim gauti labai įdomų statistinį dalyką, kaip vidutinį virtualios mašinos profilą su visa mums reikiama informacija būsimai prognozijai. Tai būtent mes galim parašyti, kad mes norim importuoti į savo infrastruktūrą, įkelti 100 tokių mašinų. Ir aš noriu pamatyti, kaip įtakos visą mano infrastruktūrą ir kaip pasikeis prognozę. Taigi, jeigu mes pasakėm, kad mums reikia pirktis, ne? Ateinam pas valdžią, pasakom, trūksta kažko, trūksta. Koks būna klausimas? Ar mes viską išsunkiam iš to, ką mes turim? Ar mes dar nieko negalim padaryti? Iš tikrųjų, ta vieta, kuri mumi tai atsako. Tai yra, ką mes dar galim patvarkyti, kiek mes resursų iššvaistom. Tarp kitko, čia labai yra įdomus toks dalykėlis, kaip sakysim, consolidation ratio. Tai yra, kaip jūsų infrastruktūra yra konsoliduota, koks yra jūsų virtualių mašinų tankis, ramo atžvilgių CPU, disko nuo galimai idealaus, kurį šitas daiktas remdamasi savo momentais paskaičiuoja. Taigi, jeigu mes matom, kad efektyvumas yra žemas, tai faktiškai tai yra indikavimas, kad yra laikas pasitvarkyti savo kiemą. Taigi, o tada klausimas, o ar yra ką tvarkyti? Ar mes turim tą, ką mes galim pasispausti, ką mes galim persikonfigūruoti? Dar viena pakankamai paprasta ataskaita. Aš kažkaip labai greit laikė važiuoja, ne? Bet iš tikrųjų, taigi, paprasta ataskaita, kuri parodo, sakysim, konkretaus telkinio, ką mes ten turim, kiek mes turim visokiausių dalykų ir ką mes dar galim patvarkyti, kiek ten valiojasi išjungtų mašinų, kiek ten yra mašinų, kurios sukasi tuščiai. Arba sakysim, ką mes galim ištrinti. Taigi, o čia mes ir pradedam šnekėti, ką mes galim paspausti, o galbūt kažkam trūksta resursų. Taigi, viena iš tokių vienų naudingiausių ataskaitų, tai yra mašinos, kuriom trūksta resursų ir mašinos, kuriom yra per mažai resursų. Tai yra prasme, kuriom yra per daug resursų išskirta, pamenat, ką aš sakiau, ar tinkamai sukonfigūruotas virtualus serveris. Iš tikrųjų, kaip viskas prasideda su virtualiu serveriu. Jums ateina, pasako, dėsim tokią sistemą, gamintojas rekomenduoja tokius parametrus, ne? Dažniausiai tie parametrai būna kam pritaikyti? Fiziniam serveriui. Labai retai, kurie dar parašo, sakysim, fiziniu taip, o virtualiai mašinai taip. Ne? Nu, sakysim, jeigu jūs su tokia sistema nesat susidūrę, jūs paprastai dėsit gamintojų nurodytus parametrus, nes su kažkokia lentelė mes pasisaizinom, išsivažiavom. Ne? VMware'as turi bjaurę savybę, jeigu duosi jam per daug tam resursų serveriui, klausimas, ar jis greičiau suksis, jis bus oversizintas ir VMware'as iš jo atiminės resursus, paskui bandys jam atiduoti. Ta mašina veiks tikrai neefektyviai. Taigi, labai gera ataskaita, kuri parodo, kiek mes esame išskyrę resursų ir kiek tai mašina iš tikrųjų reikia resursų, kiek jinai naudoja. Iš tikrųjų labai geras ginčas su sistemos savininkais, kurie įsivaizduoja, ko jie daugiau iš jūsų resursų išpeš, to bus jo mašinai geriau. Paprastai tokios ataskaitos iš tikrųjų tos ginčus labai greit užbaigia. Nes iš tikrųjų galima išsitraukti konkretaus serverio ataskaitos, kur galima sistemos savininkui padėti ant stalo, kad štai, brangusis, tavo mašina 95% laiko dirba su tokiais resursais. Ir tavo 6 CPU arba tenai 1 milijonas gigo ramo, yra trupučiuką per daug. Jeigu mes skaičiuojam resursus, tai yra kitas dalykas. Didelės infrastruktūrose, jeigu turi developmentą skyrių, daug testinių aplinkų. Kažkas pasinaudoja serverių, išjungia, jų daug. Galbūt tai paveldėti ir nieks nežino, ta mašina reikalinga, nereikalinga. Pasakai, norėtume ją ištrinti, ne, sako, netrinko, pravers. Nu, lietuvio siela tokia, ūkė gal praversa, ne. Vėlgi, ataskaitos. Ataskaitos ir analitika. Tai, ko mes čia naudojamės. Rodo, vėlgi, iš testinės aplinkos. Mašina išjungta 100% laiko.
Periodą galima uždėti. Šiuo atveju tai parodoma, kad yra mėnesį mašinai, niekam jos neprireikia. O jinai guli, jinai užima vietą, brangios saugyklos vietą. Tai kainuoja. Ne, o mes norim pirkti naują, kas duos pinigų. Kitas dalykas – zombiai. Tai yra mašinos, kurios kadaise buvo sukurtos. Kažkam buvo panaudotas, paskui pamirštos. Jos sukasi, jos kažką veikia, bet iš tikrųjų jos jokios naudos neneša, jis tik tai užima vietą. Vėlgi galima atsifiltruoti užduotą norimą laikotarpį. Valomės. Taigi, kaip ir sakiau, vis tiek čia labai greit atvažiavau. Ką reiškia pirmas kartas laiko nekontroliuoju. Taigi, kaip ir sakiau, reikalinga maža konfiguracija, bet jinai visgi reikalinga. Ką aš čia norėjau parodyti? Čia yra krūva langų, kurie leidžia priderinti Operation Managerį pagal jūsų poreikius. Iš tikrųjų, jeigu jūs norite gauti efektyvias ataskaitas, jūs norite efektyviai valdyti savo infrastruktūrą, jūs turite ją pažinti. Operation Manageris iš tikrųjų leidžia ilgą laiką stebėti. Jūs galite stebėti įvairius grafikus, matyti, kokie periodai yra pas jūs infrastruktūroje aktyvus, kokie yra pasyvus. Galite nusirodyti norimus parametrus, kas pas jūs yra priimtina, kada serveris yra oversizintas, kada undersizintas. Kada mes sakysim, kad tas serveris yra išjungtas ir niekam bus nereikalingas, jūs sakyt, kam to reikia. Vieniem yra, sakysim, svarbu, galbūt tai nėra labai svarbu, nes infrastruktūra būna apkrauta 24 valandas į parą. Ne? Pas kitus tos apkrovos yra skirtingos, sakysim, darbo metu yra didesnės apkrovos, naktį jos yra mažesnės. Tam, kad statistika nesuniveliuotų būtent ataskaitų, kad eina kalba apie resursų panaudojimą, mes nusistatom tuos laikus, kuriuos norime stebėti, už kurį laiką mes norim kaupti tą informaciją. Ir jeigu mes sakom, kad eina kalba apie serverių išskirtus resursus, arba, sakysim, dar kažkam, tai būtent tada yra matuojamas tas laikas, kuris mus domina labiausiai, bet nebus matuojamas tas laikas, kada, sakysim, dėl įstaigos, sakysim, darbo pobūdžios yra tuščias. Vėlgi, kad nebūtų suniveliuota statistika. Kitas praktinis patarimas iš tikrųjų. Iš viršaus visada vaizdas atrodo geresnis. Jeigu aš kalbėjau, kad mes galim pamatyti bendrą visą vaizdą. Visi centrai, visi jūsų domenų centrai dažnai gali būti žali. Tai visą laiką yra apie tai sakoma, kad esmė slepiasi detalėse. Jeigu mes važiuojam žemyn, visada matome, kad ten vaizdelis. Patarimas, jeigu jūs naudosite šito dalyko ar naudojatės, nepatingėti važiuoti gilyn. Kaip sakoma, kapstyk giliau, pamatysi daugiau. Ir jeigu aš jums čia papasakau, kaip mes į praktikui čia naudojame, čia iš tikrųjų maža dalis. Ir aš atgalvoju, šitą pusvalandį netilpsiu, nes man reikėjo pagalvoti, kągi čia galima papasakoti. Iš tikrųjų, nes galima pasakoti daug, galima pasakoti apie jo pritaikymą, apie jo dashboardų pasikeitimą, visą kitą. Bet iš tikrųjų, galbūt tai būtų įdomu administratoriam, kurie su to susiduria, bet žmonės, kurie valdo biznį, pasakys, o kam viso to reikia, kokia iš to nauda. Nauda, tai yra mums tokia. Sumažėjęs incidentų skaičius apie 30%. Tai nereiškia, kad jų buvo prieš tai labai daug. Tai iš tikrųjų, trečdalis incidentų, arba, sakysim, problemų nepavirto incidentais, nedavė iki service desko, nepajutė klientai, nes jom buvo užbėgta iš akių. Sumažintas fizinių serverių skaičius. Vėlgi, analitikos pagalba yra labai paprastas pavyzdys. Stebėdami resursų panaudojimą, jų efektyvumą, jų tendencijas, mes pastebėjom, kad mes ant gamybinio klasterio, kur sukasi visa gamybinė aplinka, turim gan didelį disbalansą tarp operatyvinės atminties kiekio, kurį mes galim panaudoti, ir CPU galios mašinų. Taigi buvo priimtas sprendimas, matau Giedrė, jam tikrai labai nepatiks. Iš tikrųjų buvo depirkta ramo ir tas klasteris sumažėjo per pusę, vietoj 8 naudų liko 4. Tai reiškia, 4 mašinos nuėjo į kitą projektą ir faktiškai ten nereikėjo pirkti. Taigi vertinus konsolidaciją, vertinus tokius perkonfiguravimus, mes faktiškai, jau licenzijas turim nusipirkę, mes jau jų neprarasim, bet faktiškai mes sumažinom savo išlaidas palaikymui. Taigi,
Ką planavom pirkti, mums nebereikia, mes žinom, kokios mūsų vietos yra siauros, ko mums trūksta. Mes žinom, kur mes turim perteklių, mes žinom, kur mes blogai. Tai faktiškai mes visada galim pasakyti labai aiškiai, jeigu mes norim tvarkyti šitą infrastruktūrą, mums reikia kažką pirkti, mes galim padėti savo management ataskaitos ant stalo, kad mums tikrai to reikia. O tai reiškia, kad mūsų kaštai yra įmanomai optimizuoti. Tai ko gero aš turbūt taip greit jūsų, kadangi paskutinė sesija, čia bus kaip pamokoje mokytoja paleido anksčiau laiko. Taigi, ar turit klausimų kokių nors? Ne, licenzijų apribojimų nėra. Jeigu centras perkasi atskirai, tai jeigu aš nesuklysiu, jis yra licenzijuojamas per 25 virtualias mašinas. Jo. Faktiškai dabar nepamenu, kiek tavo centrų, bet aš turėjau savo laiku ten ir testinį pasijungęs, dar kažkas, daugiau negu 2-3 tikrai, bet gali pakankamai daug valdyti. Jo, tai va. Į 5.1 sferą. Jo, ir jeigu aš Giedrius mane pataisys, man atrodo, ten yra įeina standartas, tai kad ten. Jo. Nes iš tikrųjų tai, ką aš jums čia parodžiau dalį ataskaitų, tai yra enterprise funkcionalumas, reiškia, dar aišku, nenorėjau aš rodyti čia giliai, kaip galima pakeisti tos dashboardus, kad sakysim, iš viso managementui patikti ant lėkštutės, nes galvoju, kad aš iš tikrųjų nelabai spėsiu. Bet iš tikrųjų, jeigu jūs turite bent kelis telkinius, jeigu jūs turite recovery site, užtenka, kad jūs turėtumėte recovery site, vien jums to reikėtų, kad faktiškai normaliai susiprognozuotų, kiekgi tam recovery site resursų, ar jūsų mašinos, pagrindinės mašinos ten normaliai pasikels ir normaliai veiks, kol jūs tvarkysite pagrindinėme duomenų centre. Faktiškai jo didžiausia yra vertė, tai ko neturi pati sfera, tai kad mes gauname perspėjimus apie grėsinčias problemas, kadangi virtuali infrastruktūra yra labai dinamiška. Mes keičiam mašinų parametrus, provižinam naujas mašinas. Jeigu dar turim kokį self-service portalą, tai gali situacija gautis kaip anglams su triušiais Australijai. Faktiškai galima spėti nesuvaldyti, sakysim, turint cloudą, pasakyti klientui, sorry, šiuo momentu nėra resursų, tai jau nebe cloudas. Ne? Kas dar, sakysim. Instaliavimas, taigi vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kuris man labiausiai patiko, kad tai yra paleidžiama minučių bėgė. Tai yra virtuali aplikacija. Ir konfigūravimo yra minimali. Pasakote IP adresus, virtuali aplikacija užsileidžia, galite prasirašyti hostname'us. Su jais susikonfigūravę pasakote, laiko juostą. Ir iš administratoriaus konsolės iš tikrųjų jūs tik tai susivedate duomenų centrus, prie kurių norite prisijungti. Viskas. Daugiau iš jūsų tuo momentu nieko nereiškia. Pirmas, iš patirties galiu pasakyti, pirmą savaitę, pirmas kelias dienas į tą daiktą žiūrėti yra neįdomu. Jisai pasiims jūs nusiskaitys jūsų infrastruktūrą, dauguma parametrų bus pilki, klaustukai. Iš tikrųjų, įdomiausi dalykai pradeda darytis po savaitės, po 2, kada jis pradeda rinkti istorinius duomenis ir jis jau maždaug kažką žino apie jūsų infrastruktūros darbo pobūdį. Tai būtent yra jo didžiausia vertė, tai yra jo analitika, istorinių duomenų kaupimas ir prognozė į priekį. Netgi galima pačiam pasidaryti ataskaitas į priekį, ko jums kur reikės. Tai yra iš tikrųjų didžiausia vertybė, nes nėra nieko blogiau, kaip pastebėt, kad pas jūs staigiai baigėsi resursai. Sakysim, senas arba geras enterprise-inis serveris, tai nėra, sakysim, planšetinės arba mobiliakas, į kioską nenubėgsi, nenusipirksi, jie kainuoja nemažus pinigus. Vien jau laikas parašyti pagrindimą, jeigu žema kiek. O jūsų resursai tuo momentu tirpsta, nes klientui nepasakysi, kad jų nėra. Dar. Yra 2 būdai iš tikrųjų. Populiariausias ir paprasčiausias būdas tai yra webas, iš webinės naršyklės. Palaiko faktiškai visas. Antras dalykas, galima tiesiai pasileisti ir
iš pačios sferos klientą, bet tai nėra taip patogu kaip iš naršyklės. Jūs matysit lygiai tą patį vaizdą, viskas bus absoliučiai tas pats, bet truputį veiks lėčiau, kaip sakoma, lagins. Iš tikrųjų, jeigu, sakysim, dirbat su nemaža infrastruktūra, tai vis tiek, sakysim, bus vienam ekrane jūsų pati sfera, jeigu ūkis nemažas, sekantis ekranas bus paprastai Operation Managerio ekranas. Nes informacija iš tikrųjų kaip bebūtų, nors jis ir dirba su istoriniais duomenim, bet jinai pakankamai operatyviai keičiasi. Ir jeigu, sakysim, turint kažkokią įtemptą situaciją, prie tam tikrų vietų, tam tikrų langų galima labai aiškiai matyti trendą, kas darosi. Ir darosi įvairiuose lygiuose iš tikrųjų. Jeigu aš net, sakysim, galiu grįžti prie to lango, kur mes nuėjom į detalės, tai būtent tai yra krūva tų mygtukų, kur, sakysim, tam tikro lygio, nesvarbu, kas tai bus. Ar tai bus visas virtualus centras, ar tai bus klasteris, ar tai bus hostas, ar tai bus atskira virtuali mašina. Jūs čia matysite operatyvinę informaciją, kas su jie vyko ir kokios yra tendencijos. Sakysim, 6 valandų bėgė, kas įvyko, viskas ir kas vyksta dabar. Kažkur tai užlaikymas yra kelios minutės. Bet faktiškai galima persijungti krūvą rodiklių, galima išsiryškinti grafiką, kas yra darosi su duomenų saugykla po sisteme, galima pasižiūrėti susijusius objektų, kas prilipęs prie tam tikro lygio, galima versti aukštinkojant. Faktiškai su šito įrankiu galima faktiškai turėti, kaip aš vadinu, 3D, paimi daiktą, tai jūsų infrastruktūra ir ją taip vartai ir apžiūrinėja iš visų pusių. Gali pasižiūrėti iš duomenų saugyklų pusės, gali pasižiūrėti iš tinklų pusės. Ir tu visur matysi analitinę informaciją, kas vyksta, kas vyko ir kuom tai gali baigtis. Ir kaip greitai gali baigtis. Taip, tai aš būtent ir šnekėjau. Prognozavimas yra, nežinau, ar čia matosi tas įdomus grafikėlis. Tai yra būtent parodo kiek kokių resursų kuriam laikui liko. Tam tikro lygio. Ar tai nesvarbu, ar tai būtų klasteris, tai bus vėlgi eis kalba apie CPU, RAM, duomenų saugyklos vietą į opsus tinklo pralaidumą. Aišku, ir galima grafikus pasidaryti, kur bus. Yra ten, kažkur, jeigu neklystu, ten yra 2,5 tūkstančio ataskaitų. Įsiūta jau. Jos labai įdomiai, ten galima užsidėti šedulį ir gauti PDF, arba jeigu esi ten, sakysim, Excelio maniakas, gali gauti CSV pavidalo failą ir daryti savai, bet ten faktiškai yra nemažai ataskaitų, kurios tau rodo, kaip tavo resursų tendencijos bus, sakysim, mėnesio, ketvirčio bėgė, metų bėgė. Tai reiškia, būtent tai yra ta stiprioji pusė, kur yra labai svarbi dirbant su dinaminė infrastruktūra, nesvarbu, ar mes kalbam apie virtualią infrastruktūrą, ar mes, sakysim, turim aukšto lygio duomenų saugyklą, kuri, sakysim, provisionina viską, jinai tierina, jinai visą kitą. Viskas yra labai dinamiška, nieko yra statiška ir atrodo, kad tu vieną dieną turi pakankamai resursų, sakysim, prasidėjo augimas, kažkas užpylė duomenų, arba, sakysim, kažkas sugeneravo apkrovą ir pas tai viskas pasikeitė. Tai iš tikrųjų tokių faktų sukaupimas tau parodo į priekį, kom tai tau gali baigtis artimiausiai ateityje arba tolesniai, kaip tu pasidarysi. Jis, man atrodo, ten savo kažkokią turi įsiūtą, nes iš tikrųjų ta virtuali aplikacija įeina 2 serveriai. Tai yra user interface'as ir atskiras linuxinis serveriukas, kuris yra grinai duomenų bazė. Jis deda jis kaupia pas save ir tais būtent duomenimis. Jis iš tikrųjų niekur duomenų daugiau netraukia, nes būtent jis traukia iš centro duombazės. Aišku, galima pasidaryti, kaip pavyzdžiui, System centras turi, jeigu, sakysim, teko susidurti su Microsoft'o, ten, sakysim, 2.12 duomenų centro, jeigu jūs turite pilną siuitą, ten naudojate Operation Managerį, Configuration, Service Managerį, galima užsikurti warehouse ir ten jisai turi savo kubus, ataskaitus, jisai jums padarys tą patį. Bet jūs turėsite krūvą mašinų ir tokią gan komplikuotą duombazę. Ir tai bus faktiškai, ne vienos dienos darbas, tai labiau ne 15 minučių darbas, kad tokį dalyką sukonfiginti. Va čia vienas iš šio privalumo, iš tikrųjų, kodėl jis yra labai efektyvus. Aš pasakysiu, kad iki 20, jeigu būtų visiškai atvirai, jeigu jūs turi 20 virtualių mašinų, klausimas, ar jums tikrai jis bus reikalingas su visą analitiką. Geriausiu atveju jūs pasiimsite tai, kas įeina basic, tai ten bus tie resursai minimalus, ten skaičiuosis gigabaitas iš tikrųjų.
Tokia infrastruktūrai, kaip sukasi va čia, faktiškai yra išskirta Donbazai kažkur tai apie 300 gigų, bet tai dar toli gražu neužpildyta, nors šitas daiktas sukasi virš metų jau nesustodamas. Jo. Jo, ten iš tikrųjų yra galima, bet... Archivavimas jame pačiame nėra, bet tai kadangi tai yra virtualių mašinų appliances, tai jeigu jūs turit kažkokį sprendimą, su kuriuo jūs tvarkote savo virtualias mašinas, jam visiškai tinka. Ne, jie yra kaupiami būtent toj Donbazai. Yra iš tikrųjų retention time'as, kada jis pats prasivalo iš tikrųjų. Irgi tai yra konfigūruojamas parametras. Bet iš tikrųjų man dar neteko jie imtis, nes man iš tikrųjų yra būtent trendas yra tuo yra vertingesnis, kuo jame ilgesnė skalė duomenų guli. Dar. Nu tai va, tai reiškia, mes kaip ir turim paskutinę pamoką, tai kaip ir turim baigti.